iš principo, ką supratom, kad mes labai daug turim potencialo, kaip dar protingiau, greičiau ir efektyviau apdirbti aliuminį. Iš principo, mūsų programavimas pereidinėja į naują lygį ir tuo pačiu suprantam, kad viską, ką darėm iki šiol, reikia skirti papildomo laiko ir dėmesio perdaryti. Verikatas parodė tai, kad mes dar esam labai toli galimybių ribos. Mūsų mąstymas, mūsų įrankių režimai yra labai toli galimybių ribos. Iki verikato mes galėjom tik bandyti ir laužyti įrankius, tai yra daryti operacijas iki kol jie lūž. Dabar mes viską matom grafike, mes labai rimtai vertinam įrankių gamintojų aprašymus, kiekvieno įrankio specifikacija, kokie yra rekomenduojami režimai ir tuos dalykus įgyvendinam ir testuojam jau verikato programą. Tai mes vis dar atrandam būdų, kaip dar šiek tiek daugiau išlošti iš bendrų mašininių laikų. Galim dabar sakyti, gal vidutiniškai 12-13, gal net 14% jau išlošiam. Ir tuo pačiu suprantam, kad investuoti į geresnius, brangesnius, kietesnius įrankius mes galim daug didesniais režimais dirbti, kuo labiau priartėjant prie įrankio galimybių ribos.